Labas vakaras, pirmadienį iš studijos 101, kaip visada, pirmadieniais turime pasikalbėjimo apie įdomius Kauno ir ne tik versliukus, mažus, smulkius. Ir ne tik, šiandieną turime įdomų pašnekovą ir tikriausiai reikia pradėti nuo to, kad mūsų niekas neremia, jokios fantazijos, tai nebent remia Bocmano itališki nealkoholiniai skoniai ir jeigu man leisite, tai man tai noriu jūs pavaišinti burbuliukais, kad atsipalaiduotumėt ir papasakotumėt mum kuo daugiau apie savo gyvenimiškas ir verslo patirtis, kaip žinot, 15 metų dirbu šitą srity, tai pavyko atidaryti tikriausiai man šitą dalyką. Dabar klausimas nealkoholinis taip pat veikia kaip alkoholinis. Tai Paslapčių atskleidimo ten visai. Jeigu sugrįžtant apie gėrimus, o šitoj vietoje mes turime nealkoholinį putojantį vyną, o kas yra vynas, tai yra vynuogių vaisius, tai sako, kad vynuogės kaip ir žmonės maždaug gyvena apie 70 metų, turi ir vyrišką ir moterišką giminę ir turi vaikus ir jeigu serga, tai serga abu, tai va tokios sąsajos yra gėrimas apie žmonės ir apie gerus dalykus. Tai pradėsim nuo mūsų su Mantu pažinties. Tai Čink. Sveiki visi. Sveiki, sveikata. Tikrai vyno gėrimas, tikrai geras. Ir Mantai, aš prisimenu pirmą mūsų susitikimą ir leiskite man papasakoti ir įvesti į visą šitą temą. Tai realiai Kęstučio gatvėje Bocmane apie 2016 metus turėjau įdomų užsakymą. Tai užsakymas skambėjo, kad tai bus mūsų draugas ženijasi, turėsim bernvakarį, na ir norėtume tokios intimaus kampo. Na, aš klausau iš tikrųjų, kas tas intimumas, kodėl čia ko reikia. Tai sako, tai ateis pas mus mergina trumpam šokiui, ten 3 dainelės jinai pašoks ir kadangi Kęstučio gatvės bariuko konfigūracija tokia L raidės, tai ten toks užkampis, bet sako, gal čia kokias užuolaidėlės reikėtų pakabinti, bet aš toks žingeidus ir man žodis šokis, striptizas, jau suprantam, link ko mes einam, asocijuojasi su menu. Tai aš skaitau, kad tai yra meno išraiška ir tai anaip tol nevulgaru, nes anaip tol moteriškas kūnas ir šokis tai man asocijuojasi su smagiais dalykais. Tai aš sakau, žiūrėkit, nereikia man čia jokių užuolaidėlių ir darom taip, kas bus, bet sako, čiagi tuo pačiu metu bus ir žmonių ir visą kitą, bet aš sakau, žiūrėkit, aš galvoju, kad čia ta tema labai gražiai dėliojasi, na ir, jie patikėjo manim, aš patikėjau jais, na ir šitoj vietoje atsiranda pas mane kontaktas, sako, ten bus vaikinukas, jis jums paskambys, kada reikės, kada jau ta mergina ateis tam šokiui, ir mes dirbom eiga, vadinkim, Kęstučio gatvė, tai nebuvo kažkoks naktinis klubas ar ką, tai maitinimo patalpa, chebra sėdi, valgo burgerius ir staliukas, jis baro gale, laukia kažkokio tai įsivaizduojamo šokio, tai aš sulaukiu kontaktų, kurį man perduoda mano klientas ir aš įsivedu ir šiai dienai pas mane taip yra pavadinta Mantas Strip. Tai jeigu aš tau skambinu, tai arba tu man skambini, tai taip ir yra. Tai vadinkim, situacija yra tokia, rutuliuojasi taip, aš pamatau vaikinuką, iš tikrųjų, tas pirmas įspūdis visada, žinai, kaip būna, pamatai ir čia, jau dar jauna. Menas, jaunas vaikinukas ir kokių 2 metrų su kablais mergina, blondinė, wow, sakau, ir mano tokia pirma patirtis, kas liečia žodį striptizas, yra Mantas Strip, mergina 2 metrų ir tie 3 šokiai. Tai aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad pirmas šokis, tai ten natūralu, viskas gražu, visa kita. Antras jau mes turim kažkokį vaizdinį ir
trečiam šokiai aš matau, kaip bevalgydami žmonės sustoja ir tuos burgerius pasideda ir bando traukti telefonus ir aš sakau, kas čia, tai ir lieka čia, nereikia nieko. Tai man, tai pradėkim nuo to, aš tave čia taip gražiai įvedžiau į temą, tai pradėkim gal nuo to, kad striptizas, kiti dalykai, tai yra verslas, ne? Ir verslininko kelią vis tiek kažkaip turėjai pradėti, tai aš kiek domėjausi, truputį vis tiek, esi draugas apie 10 mano gyvenimo metų, tai truputį žinau aš tos istorijos, bet noriu įvesti visą šitą dalyką, kad Mantas ne šiaip, bet jis baigė Saboniukus ir planavo būti tikriausiai, ar tai disciplina, ar planavo būti krepšininkas ir tikrai žinau, kad iš jūsų laidos baigusios Saboniukus yra ir superstar žvaigždžių ir va toj vietoj visas tavo kelias prasideda, na ir kas įvyksta, planuoji būti krepšininku, ne, kaip pasisuka gyvenimas. Tai čia tie planai, turbūt, nežinau, 17-18 metų šiandien, beje, draugas buvo atvažiavęs kavos, jis irgi žaidė krepšinį, tai va tą pačią temą užlietėm, kodėl netapom krepšininkais. Tai tu labai va prie to pačio, tai ten tų dalykų turbūt daug, turbūt dar daugiau reikia vardinti dalykų, kodėl žmonės tampa ten profesionaliais sportininkais, krepšininkais, įžymybėm ir taip toliau, bet nežinau, aš 18-17 jau supratau, kad aš jau nebūsiu ten nei superstaras, nei staras, nei iš vis turbūt krepšininkas. Truko daug ir palengva nueidinėjau, tiesiog taip susiklostė gal, kad kadangi niekam nebuvau gabus, tai dar ir krepšinio treneriu tapau, žinai. Bet tu ką tik iškomunikavai, kad va tu tą momentą, kaip 18 metų supratai, kad man tai buvo iš tikrųjų, kad vieni ten gerai žaidžia, kiti gerai kažką daro ir aš tą 18-19 metų aš sakau, aš nieko nemoku. Tiesiog, kas man duotybė, ne? Čia žinai, jeigu taip, kaip čia pasakyti, aš tuo metu stengiausi blaiviai mąstyti apie tai, aš tikiuosi, kad ir dabar man išeina kai kuriuose dalykuose taip realistiškai pasižiūrėti į gyvenimą, tu tiesiog matai, kad tavo levelis siekia ten, aš nežinau, kažkokios antros lygos, žinai, lygį. Ir ten toj antroj lygoje, žinai, žaisti ar už dyką, ar už ten, 500 litų, ar dar kažką, tai, tiesiog tada sveikatos gaila, be sveikatos laiko gaila. Ir nusprendžiau, kad žiūrėkit, geriau šitą temą uždarom, einam ieškoti kitų temų, ar kaip čia pavadinti, žinai, ir labai ten, kaip čia pasakyti, skausmingai nebuvo, nes jau, kaip čia, ta didžiausios svajonės 13-14 metų ten apie NBA, o po to tu eigoje matai, kad tu tiesiog nebepasieki savo draugų, nebepasieki, nežinau, ten iš konkurentų komandos ir taip toliau, ir nuėjo viskas, likau gal, sakau, su kelienais, ten nugaros mažiau likė, ten achilų mažiau likė, bet ta sveikata tokia kažkokia pasiliko. Ir, mano tas sprendimas buvo, kad įsijungti kažkokią tai darbo rinką ir turbūt buvo teisingas, ten būčiau iki 30 metų žaidė, sakau, kažkokiam tai neiškiam lygyje ir su tada 0 mokslo, 0 patirčių, darbinių ir taip toliau. Yra tų pažįstamų, kurie įsilieja į tą darbo biržą 30, turbūt 5 metų, 40 po krepšinio ir, jiems labai sunku tada būna, jeigu nuo krepšinio nueina visiškai. Bet man esu ne vieną kartą girdėjęs ir iš tikrųjų, mane tikrai supa šiuo metu nemaža krepšinio bendruomenė, tiek vyrų, tiek moterų. Ir aš žinau, kad dažniausiai, kad tie krepšininkai, tie sportininkai, kaip sako, yra tas sportininkų mentalas, kuris gyvenime padeda siekti kitų tikslų. Tu praėjai tą visą mokyklą, praėjai tą discipliną ir šitoj vietoje tau visas tas krepšinis ir sportas padėjo eiti disciplinuotai, siekti savo kitų tikslų. Čia, žinok, vienareikšmiškai tuos
pas mane dabar ir pirmas sūnus nuo 4 metų pradėjęs sportuoti ir kaip sakyt, iki tol, kol jisai po mano sparnu bus priverstas tą daryti, antro laukia tas pats. Tai ten ir mokslinių tyrimų pilna pridaryta nuo kaip sakyt, kokybiškesnio gyvenimo, iki ten smegenų veiklų, ta prasme, čia jau nereikia fantazuoti, ten viskas yra moksliškai pagrįsta, kad tai padeda, o kas liečia disciplinas, tai vienareikšmiškai irgi turbūt, kai tu pripranti dar, ypač mes tokiam sportavom pakankamai aukštam lygiui, ten 6 treniruotės per savaitę. 6 treniruotės. Grubiai tai būdavo arba 5 treniruotės, 2 varžybos šį savaitgalį, tai tas sportas buvo dalis gyvenimo, dėl to, aišku, kentėjo mokslai ir kentėjo mokslai, bet aš žinau tavo kelią, tai vadinkim, gal mokslai kentėjo, bet smegenys vis tiek gerai dirbo ir jos kažkaip tai dirbo, aš kaip juokauju, dabar turiu už tą daug knygų skaityti, kad pasivyt tą, ką mokykloje neskaičiau. Sėm, ta prasme, aš lygiai taip pat ir aš dėl ko man pakviečiu iš tikrųjų pasikalbėti, nes 10 metų mes bendravom daug įvairiom temom ir tenka susitikti, jeigu ne kas savaitę, tai į mėnesį kartą tikrai prasibėgam su Mantu ir aš atsimenu, kad po to krepšinio, po aktyvaus, tai tiesiog Mantas ieškojo savęs ir jo kely Emiratai, ne? Emiratai, išvažiavimas, palikimas Lietuvos, sporto, kiek laiko? Tai dar po sporto gal taip, jeigu taip chronologiškai, tai dar buvo draudimas. Pardavimai tokie aktyvus, kas turbūt... Šito nežinojau. Jo, čia buvo pas mamą nuėjau dirbti. Skamba, atrodo, kaip žinai, po sparneliu, bet kas liečia draudimą, visiškai nėra jokio sparnelio, nes tavo alga priklauso nuo to, ką tu parduodi. Visiškai, tai aš gyvybės draudimą tą pardavinėjau. Ir irgi turbūt tas, kaip tu sakai, disciplina, sportas davė labai neblogus rezultatus ir 5 metai buvo skirta gyvybės draudimui šitam pardavinėti. Wow. Šito nežinojau. Ir labai stipriai pakeitė, nežinau, tą supratimą, kas buvo turbūt iki tol apie žmonės, apie pardavimus, absoliučiai apie viską. Ir tikrai, kaip sakyt, geras dalykas išmokti pardavinėti, nežinau, mes vadindam orą, nes nėra ten daikto, tu tiesiog viziją parduodi. Aš galiu paantrinti, kad iš tikrųjų, aš tikrai irgi daug dirbu su pardavimais, tai realiai turiu, išvedęs tokį formulę, kad pardavimas, oro ar kažką, tai gal net ne oro pardavimas, tai yra pardavimas savęs, tai iš tikrųjų net nebijoju ir tikiu, kad norint parduoti ar draudimą, ar ką mes be pardavinėjom, tai visų pirma, tai yra pirmas tas santykis su antra, klientų, vadinkim, tai kai tu pardavinėjai savo patirtį, žinias, save, koks tu esi. Vienareikšmiškai save ir savo viziją, ką tu pasakai. Tai tai buvo 5 metai čia, kur pasiėmiau labai geros įdomios patirties. Visiškai nuo jo pavargau, išsekau ir tiesiog, kaip čia pasakyti, į darbą ėjau ir vėmiau darbę. Wow. Kaip čia pasakyti, ne tiesiog ne to prasme, bet tiesiog darbas pasidarė nebe malonumas, o kančia. Ir uždariau, tiesiog išėjau. Ir eigoje pasitaikė situacija važiuoti į Emiratus, dirbti su katalizatoriais, plokštėm visokiam čia... Metalas, žodžiu. Metalų perdirbimas, taip, metalo šiukšlėm. Tai... Jo, bet man tai čia mes šnekam apie tuos laikus, kad Emiratai kažkokie buvo tokie, wow. Dar egzotika buvo, 20 metai wow. Buvo, kai aš išvažiavau, tai dar tų lietuvių, nežinau, kiek dabar jų gyvena, tuo metu ten susitikimai būdavo, apie 30 žmonių sueidavo. Tai dar nebuvo jų daug tų lietuvių. Tai išvažiavau pirmi 2 mėnesiai, kol tu pamatai, kaip čia pasakyti, kol aklimatizacija vyksta, arabų pasaulis, musulmonai, tiesiog, nežinau, stiklas, kažkokie dangoraižiai, smėlis, absoliučiai visiškai priešinga Lietuvai. Tai labai smagu, po to palengva man tas smagumas dinginėjo, dar kol verslas buvo naujas ir mokinaisi pačio verslo viso šito, kaip sakyt, struktūros supratimo, tai buvo dar labai įdomu, o po to lygiai kaip su draudimu man pradėjo darytis
kaip sakyt, skrendi į Dubajų ir lygiai taip pat, kaip aš sakau, leidžiasi lėktuvas naktį, dažniausiai būdavo, matai Burj Khalifa ir tau taip atrodo pykina. Jo, sukyla toks vaizdas ir kaip tu nori į tą kauniuką. Kiek metų man? 5, bet tuose 5 metuose buvo dar praktiškai Gana 2 metai ir Atenai į Graikiją irgi apie metai. Nu tai per tos, sakau, kažkurio metu buvo 3 šalis, per kurias aš skraidžiau. Tai ir po to, kaip sakyt, palengva atsidarė tenai Graikija, Gana ir taip pat lygiai tam dėl kažkokių tai priežasčių užsidarinėjo palengva Graikija, Gana ir paskutinis buvo Dubajus užsidarė. Tai realiai va taip ir aš kaip ir versle suprantu, nes nu, va, gyvenimas ir vyksta etapais, tai tiek ir mano versle tu jau pajauti tą momentą, kad tu kažką turi keisti, tai nu, ne veltui mes čia šnekamės, nes tu žinai, kur aš dirbau, tu žinai, kiek reikia ko padaryti, kad bet tu tiesiog vieną dieną atsibundi ir pajauti, kad va, viskas, aš po biškį mano baterika senka va šitame ir po truputį norim eiti toliau. Tai kauniukas, nusileidžiam, Laisvės alėja, viskas kaip ir sava ir gražu, ne? Ir... Taip, nu, matai, su draudimu galbūt viskas paprasčiau, nes tai yra svetima kompanija. Taip, tiesiog, užsidarai klausimą. Ačiū, žiūrėkit, viskas, nebegaliu, ar aš čia sėdėsiu ir pardavimų nedarysiu, ar aš nesėdėsiu, rezultatas, aš pinigų neuždirbu, aš tiesiog geriau nebeinu čia ir negadinu oro. Tenai, kai yra kažkokios tai kompanijos atidarytos, nu tai dar ten procesai vyksta ir taip toliau, yra partneriai kažkokie, dar atsakomybės yra, tai... Nu, negali nukirsti iš karto. Nenukirti, ten, sakau, kažkas vyksta procesai, bet, sakau, palengva užsidarinėja tie procesai ir jie užsidarė. Ir man tai tada į tą kauniuką, nu kauniukas mes žinom visi, kas yra kauniukas, tai gero daug smagaus laiko ir ar jau man pradėti tą tavo gyvenimo etapą, kai tikriausiai tave draugai vadino Sugar Man, ar dar prieš Sugar kažkas tai buvo? Nes... Buvo, dar šiaip tai buvo vienas įdomus momentas, dabar aš galvoju, buvo, mes su draugu bandėm tokią nepelną organizaciją atidaryti. Jo, nepelną, jinai apie metus laiko mes prie jos dirbom, bandėm internetu pardavinėti maldas. Wow, tu tikrai stebini. Aš atrodo žmogų pažįstu, bet... Tai jie, kaip pasakyti, nepavykę projektai, tai jie kažkur tyliai nugula ir ten galbūt, kaip čia pasakyti, pati mintis idėja gal ir faina buvo, bet jinai, sakau, nulinė realizacija buvo. Yra tas, kad, pavyzdžiui, aš kaip ir tu, sakai, turėjau kažkokį projektą, aš lyg ir man nepaėjo kažkas viską, bet aš jo nenukilinu, aš jį pasidedu į kažkokią lentyną. Ar įmanoma, kad dar tą maldų projektą atgaivinsi? Šiaip tai ten, kas buvo mūsų sugalvota, tai ten poreikis visam tam tik dar labiau didėja. Ką mes buvom ten, sakau, nuo senų žmonių paramos iki įveiklinimo ir taip toliau, tai ten tokia mintis įdomi, ten nieko sudėtingai nepadarėm, ten sakau, gal reiktų kažkokį kolebą su bažnyčia daryti. Aš tai matau, aš jau matau čia, kad mes tikrai bekalbant atsipalaiduoju ir smagu, kad laidoj aš tik dar kartą patvirtinu tą, ką aš apie tave žinau, kad tu ne tik kad verslininkas, bet ir socialiai atsakingas, reiškia, esi, kad jeigu tu tą nepelno siekiantį dalyką su bažnyčia kolabas ar ką, kažkokią pagalbą ar ką, tai va, jau parodo tavo ir kitą pusę ir tam kontekste, kaip aš sakau, vėl sugrįžtu Sugar ir maldos, bet čia gyvenimo paradoksai yra, kad šitie dalykai ir šitie jie kartu vaikšto, ne? Kaip pasakyti, nuo dieviškų reikalų prie žemiškų per vieną mėnesį persikvalifikavau. Tai aš iš tikrųjų sugrįšiu prie vienos temos, tai dabar čia mane irgi užvedėjai, tai teko man, aš savo verslą maitinimo darau apie 15 metų, ir prieš tai tikrai 15 metų dar su tėčiu dirbau, tai iš tikrųjų, kai mes čia šnekam tą temą, paliečiam kunigai, striptizas ir toks iškyla man kažkur 17 metų ir sako, tėvas man, aš kadangi pas tėvą padedu visą kitą, sako, neeilinė data čia dabar bus, kadangi kunigai negali ženytis, tai būna tokia išventinimas į kunigus, žinai. Ir sakau, oi,
ten turim visokių ten maitinimų, krikštynų, vestuvių, ten džilaunų, pietų, viską ir sako, wow, kunigų išventinimas, atitinka vestuvės. Ir patikėk, mantelė, ta prasme, aš tų 17 metų vaiko akimis mačiau, kaip išventinamas kunigas į kunigus, man visam gyvenimui išlieka tai atminty. Aš labai neįsiplėsiu, nes laidą mes galim ištęsti iki paros, tai va čia gyvenimiško paradoksai ir va šitoj vietoj aš dar kartą sakau sugar, va cukrus, ne, ir va kaip tu uždegi tą pavadinimą, nes mes visi žinom cukraus pavadinimą, tai Savanoriuose mums labai gerai žinoma lokacija, nes ta lokacija, mano pirma gyvenime lokacija, nes mane 2000 metais tėtis išmetė Zanavykų gatvėje prie Zanavyko turgaus ir taip aš pirmą kelią radau į universitetą, antrą į Los Patrankas. Tai tos buvusios Los Patrankos ir tas buvęs Los Patrankų rūsys, čia dabar jau kalba eis apie tą strip. Yes? Taip. Kur čia ta mintis, kur tu čia pagauni? Ta mintis vėlgi, jinai realiai tai ne mano baiginėjantis maldų projektui, kai jau ten metai laiko vyko ir nulis pinigų, tik tai įdomios patirties, daug bendrai gero vaibo, gero laiko su draugu praleista, tokie buvo faini metai. Įsidarbinau aš trumpai tokiam metalų fabrike, mano klasiokė pasiūlė tokį žmogelį, sako, ten nusipirko metalų fabriką, reikia komandos kažkokios ieškai, su juo susitikau. Kažkiek susidūręs buvo? Jo, susidūręs buvau su metalais, jisai sako, man čia to reikia, aš va biški naujas tose metaluose, nusipirkau tą fabriką, gal gali padėti, gal ten galima ir bendrakcininku tapti, davai, pabandom, pradedam, sakau, kaip tik va dabar laisvas, gerai, įdomu, vėl Lietuva, verslas. Pasirodo, tas žmogus aferistas visiškas buvo. Jo, irgi vėl naujos patirtis įdomios, bet iš to, kad jisai aferistas ir taip toliau, jisai, kadangi mes su juo vis tiek bendraudom, ten kas aferistas laikui bėgant išėjo, bet apie darbus kalbant, jisai nupirko tą fabriką, jisai po to sako, žiūrėk, čia yra, va dar kažkoksai, tai žinai, dalyvavau, ten bandžiau degalinės pirkti, pinigų neturėjau, bet ten nueini, pasižiūriu, va, sako, pabendrauju, įdomu kažką ir po to sako, žiūrėk, prasiduoda striptizo klubas. Čia jis skelbime, sako, gal perkam, jis kartu man sako, gal perkam. Sakau, kuris čia, žinai, sakau, žinok, nepatikėsi, pažįstu savininką. Nebuvęs aš tam klube, nieko, tiesiog kažkur tai susipažinau. Nesilankai prieš tai. Ne. Tai čia kita įdomi istorija, kad aš striptizo klube, man atrodo, 2 kartus esu buvęs prieš perkant striptizo klubą. Tai va vieną kartą draugą lydėjau, kad nevoktų iš kišenės, kitą kartą pats skirtas kažkoks kitas draugas nusivedė mane, kur irgi neatsimenu, nulinė patirtis, ta prasme, kad įėjom, atsigėrėm ir išėjom. Ta prasme, realiai kaip nebuvęs. Matelė, aš dar greit užbėgsiu, kad tu buvai irgi krikštatėvis mano apsilankymo striptizo klube. Tai okei, tai tipo perkam tas... Perkam jo, sako, tai gal nuvažiuok pasikalbėk dėl kainų, aš nuvažiavau pasikalbėjau, tam pasakė ta kaina ten nei didelė, nei maža ten buvo, kažką mes dar pasidėrėjom, aš jam sakau, žiūrėk, yra viskas. Jis sako, aš neturiu pinigų pirkti. Sakau, gerai, aš tada be tavęs perku. Okay. Tinka, tai sakau, ten buvo dar, man atrodo, aš pasiūliau irgi savo vienam draugui, Saboniukui tam pačiam, sakau, jo, gal nori jisai iš IT sektoriaus visiškai, kaip sakyt, nieko bendro irgi neturi, irgi nieko bendro neturintis, aš net nesuprantu, iš ko uždirba tas klubas, tiesiog, tuo metu nieko neveikiu, yra pasiūlymas, tas fabrikas ten matau, kad ten jis nieko nebus iš jo, jau ten per 3 mėnesius, viskas. Ir mes ten pasidėrėjom, nupirkom, tai pasijungė į komandą sesė mano. Pasijungė iš karto į tą komandą ir nusipirkom ir realiai nusipirkę tik daiktą mes pradėjom aiškintis, iš ko jis uždirba, kaip jis veikia. Nulinė patirtis buvo, ta prasme, kaip čia teisingai pasakius, būtum žinojęs galbūt kaip veikia, gal net nepirktum. Bet kadangi nežinai, darai ir tu žiūri, kad kažkas tai gaunasi. Ir tas mano draugas, kaip pasakyti, kadangi
IT sektorius naktim ten nebūna, negali būti, jam neįdomu, neaktualu, pasidarė po 3 mėnesių pasiūlė išsipirkti ten, kas buvo, tiesiog už tą patį, ką pirko, ten nei uždirbo, nei pradirbo, mes su sesė išpirkom ten tą dalį ir pasilikom ten po 3 mėnesių dviese. Grubiai. Okay, tai jau tu... Tai va taip atsirado, kaip sakyti, nusipirkom Indigo buvo klubas. Indigo vadinosi, taip jis 4 metus veikia, nusipirkom, rebrandinomės. Kodėl Sugar? Ilgai galvojom, nežinau, man kažkaip tai, man atrodo, muzikiniam teatre buvom su visa šeimyna ir cukrų į mamą į kavą bepilant, kažkaip tai cukrus ir kažkaip angliškai norėsiu, žiūrėk, Sugar, sakau, kaip ir tam taip sesi, gerai, tam kažką dar tam draugas tuo metu buvo, sakau, žiūrėk, Sugar, kaip pavadinimas, gerai trumpas, gerai skamba, viskas, stipriausias narkotikas pasaulyje, užkabina, nepaleidžia, tema viskas, Sugar. Bet aš galiu tada teikti, kad nuo pat pradžių tai jau šeimos verslas, nes jeigu mes sakom striptizo klubas, tai mes paskutinis žodis yra šeimos verslas. Ir čia šeimos verslas. Visiškai, kaip pasakyti, pas mus dabar aš galvoju, turbūt 3 mėnesių bėgyje išėjus tam partneriui, nežinau, neatsimenu tiksliai, kurią mėnesį pasijungė mama. Iš šitą, mama, sesė. Taip, kad ir kaip čia pasakyti, juokingai atrodo, žinai, visi pirmas klausimas būna, visiems atrodo, kad labai juokingas jisai, bet man jis jau nuvalkėtas, ar mama šoka. Tai čia būna pirmas, bet man jis ant tiek nebejokingas ir aš tiek kartų daug jį girdėjęs. Tai ne, mama nešoko, mama buvo atsakinga už moterų psichologiją. Galbūt už taip. Aš norėjau klausti, aš dabar iš tikrųjų irgi, tokių klausimų turiu, kurie man įdomus, kaip Čia, žinai, kaip šitie dabartiniai klausai podcastų mūsų šitų unicornų startupų, kur irgi samdo žmonės ten ar iš baro, aš kažką, kad gerą vaibą palaikyti, kad dar kažką. Tai pas mus be jokio buvo plano, kad kažkokį gerą vaibą palaikyti ar kažką, tai tiesiog vyresnis žmogus gali galbūt iš kampo kitaip pasižiūrėti su gyvenimiška patirtim, ten moterim, mergaitėm pasikalbėti, išsikalbėti. Kažkoksai tai moralinis kompasas mums su sesė irgi, ir sakau, ne, finansai buvo atiduoti sesei. Jo, sesė buvo už finansus, aš galima sakyti už klientus galbūt, taip būtų pasidalinta ta darbų visa. Jo, nes jeigu aš įsivaizduoju, kaip sakau, žinau, Sugar, tada striptizo klubas, ir tada man toks kyla klausimus, HR-as, tipo atranka, tada sakai, mama jau psichologė, žinai, atranka, vis tiek specifinė niša, jeigu tai gilintis ir mes toliau prieisim prie to, kad nieko ten nėra to, ko mes nežinom gyvenime ir viskas moralė visų yra palei savo, pirmiausiai į save reikia žiūrėti, o paskui tik tais moralizuota, ne? Tai vis tiek, okei, turit vietą, ne, lokaciją, pavadinimą, merginos, ne, vadinkim, kad reikia mamai jau tik vėliau pakalbėti, kur jų ras, tai vis tiek specifinis dalykas, tai gal pradėkim ne iš kur ras, bet funkcija, ne, kas jau tu tikrai turėtum pasakyti, striptizo vieta, ne, visi įsivaizduoja kažkokią paslaptį, kad ten vyksta blogi dalykai ir visa kita, tai gal tu mums papasakok, kas tas striptizo klubas, apie ką, ką ten žmogus paprastas. Kodėl ten žmonės eina? Kodėl žmonės eina ten? Priežasčių turbūt ne viena yra, bet vienas dalykas yra žmonių tipai. Yra, kam patinka didelė grupė žmonių, jie eina į naktinį klubą. Taip. Yra, kurie nenori eilėje stumdytis, jie eina, gali tada eiti į striptizo klubą, nes jų ten bus mažiau. Yra žmonės, kurie mėgsta rodyti dėmesį, yra, kuriem patinka, kad jiems rodo dėmesį. Striptizo klube atvirkščiai vyksta. Jau prie tavęs eina panelės ir tau rodo dėmesį. Taip. Yra, kas, kaip čia pasakyti, gal nedrįsta užkalbinti panelės, žinai, o čia gali pasižiūrėti be didesnio vargo, jau kaip pasakyti, jau tu praeini tą etapą, kur turi pakalbinti, atsigert kavos, nueiti filmą, ledų, pravažiuoti pro marės, ten lampėdžiuose pasimaudyti ir tada kažką. Tu čia žiūri, jau ant stulpo sukasi, jau su lipčiku, kaip čia pasakyti, žinai, skipini kažkokius etapus. Ne, tai yra, kas ateina išsikalbėti.
labai Okei, įdomus. jo, Jo, šitą- visiškas, ypač dabar girdėjau čia iš šono nukrypstant, kad Japonijoje daugėja barų, kur tiesiog gali ateiti su padavėjom pasikalbėti, išpasakoti savo problemas, taip toliau. Tai vėlgi, Psichologinė pagalba. Japonijoje čia populiarėja, pas mus natūraliai tai vyksta. Ateina, panom perka šampanus, ten Nu, kad kokteilius. pasikalbėt. Jo, nuo gyvenimo problemų išsikalbėti, ta prasme, nežino, kad greičiausiai tai panai net neįdomu ir jinai Taip. niekam nepasakos ir to užmirš, o ten draugeliui papasakosi, smerks. Nu, žodžiu, labai lengva jo vieta, kur ateini ir yra, kas jo mėnesiais kalbėtis, ta prasme, Taip. reguliariai ten Taip. mėnesį kartą ateidavo. Yra kas, kaip pasakyti, kažkam tai menas gražu, pasižiūrėti. Aš Sakau, yra skirtingi norai poreikiai, yra kas eina, nes įsivaizduoja, kad viešnamis. Jo, čia kita tema mes parutuliosim, nes vat, aš vėl sugrįžtu prie to savo baimės, tai vadinkim tą pirmą kartą, kai mano botsmane pamačiau, kas iš vis, nu, vat, tai du daiktas, ne? Ir tada, nu, natūraliai, kad mes susipažinom ir visą kitą, ir tu sakai, nu, tai užsuk, žinai, ir aš natūraliai niekada nuo savo žmonos neslėpiau dalykų, kad aš ten, aš sakau, nu, vat, važiuosiu pas mantelį į strip klubą, vat, cigarą parūkyti, nes, nu, žinau, kad mantelis visada kubietiškų gerų cigarų turi, žinai, ir iš tikrųjų aš taip, aišku, nu, nebuvo taip, kad aš čia jau, nes aš nei ten daug, nei vartoju alkoholio, nei ką, nu, bet cigaras, nu, man karts nuo karto teikia atsipalaidavimą ir visą kitą, ir aš taip, nu, lyg ten kažkur leidžiuosi, aišku, iš to skambinu ir visą kitą, ir aš nusileidžiu į tą aplinką ir mane tai stebina, tai buvo pirmas kartas, kai aš nusileidau į tą striptizo klubą ir nu, taip, tai viskas kaip gyvenime vyksta, labas, ten, vat, čia tas, anas, ta prasme, tai, vat, jau, jeigu sugrįžtant prie tos meno išraiškos, ane, vat, moteris, ane, ir aš skaitau, nu, mums vyrams, nu, vadinkim, vyrams, nu, nieko gražiau nėra, nu, nieko, nu, Dievas sukūrė, nu, nuostabų reiškinį moters kūną, ne, nu ir vėl, žinai, metaforos pareina, kad nu, nieko kitaip nėra, nu, bet formos ir visa kita, nu, tai grynas menas, ne, tiesiog, nu, tas, kas gražu, tai yra gražu, natūralu, kad taip, mes turim žmonas, turim vaikus ir visa kita, bet, nu, mes instinktyviai nuo akmens amžiaus, nu, užmesim akį į gražią figūrą, ne? Čia, kaip pasakyti, čia galima labai plėstis į tą filosofijos, kaip sakyti, spektrą didelį. Mes kažkada tai sakėm, kad mūsų įstaiga yra išlaikanti šeimas kartu įstaiga. Taip. Nes žmogus, kaip pasakyti, ateina, praleidžia laiko, jisai kažko tai, nežinau, pasisotina vaizdų. Taip. Gali būti gal pasisotina pokalbių. Taip. Ir jis uždaro viskas. Ateina ten, nežinau, 6 valandos klubas, susidaro, tema uždaryta, jis grįžta namo, pa šeimą, viskas toliau. Jeigu jis tą daro, kaip sakyt, outside, ta prasme, kažkokia tai pokalbiai pereina į meilužės, pereina į skyrybas ir... Jo, bet tai sakau, aš vėl sugrįžčiau prie to, kad kiekvienas tikriausiai, nu, turi tą savo moralę, tik savo, ir jeigu, nu, mano atveju man reikėjo nueiti pas tave pasisveikinti, parūkyti cigarą, nu, tai aišku, natūralu, aš ten užmačiau bešokant čia merginą, nu, taip gražu, viskas ok, bet, nu, vadinkim, turint sveikus santykius ir visą kitą, nu, tai tu, čia kaip ir su alkoholiu, ar ten su kitais dalykais, tai taip, jeigu tu įniksi į tai, ne, ir tau nu, nesakau, galima būti priklausomam viskam, žinai, nu, ten nuo cigarečių iki tų pačių moterų, ne, visą kitą. Telefonas, nu, visur, kur bežiūrėsim, turim tą psichologiją, tai šitą vietą, tai aš manau, kad, nu, kiekvienas ten save randa ir, nu, vadinkim, tai yra mažas verslas, ne, ir tau iš to reikia uždirbti ir gyventi, ir natūralu, kad tu formuoji, kaip sakau, tų paslaugų paketą, ne, ir
Ir žinant tave nuo maldų, nu vis tiek tu, vadinkim, moralę turintis žmogus, tu neteiksi max paketo, ne? Mes šnekam apie tą ir jau čia mes einam į tą verslo nišą, kai mes tikrai turim pavyzdžių blogų, kada strip klubas sako su laiminga pabaiga, tai aš tikrai žinau, kad va, tavo klubas ne tas buvo ir yra, aš tikiuosi, ir bus, kad kažkokios va vis tiek yra tos ribos. Tai mes, kai nusipirkom, gal vėl čia pati pradžia. Jau kai pradėjom pirkti tą klubą, procesas vyko, kol dėrėmės, kol ką ir pradėjai kalbinti draugus, kurie lankosi tenai, kažką tai dar ten kažką pažįsti. Kas asocijuojasi bendrai su striptizo klubu? Tai dauguma sako, žiūrėk, ką eini, dažniausiai kiek nusinešiai pinigų, tiek ar išleisi, ar iš tavęs ištrauks, ar pavoks, ar apgaus, ta prasme, griežyklą. Tai mūsų, kaip pasakyti, mes pasistatėm pirmą savo tikslą tokį, kad netapt griežyklą. Ir aš aiškinu panom, visiems, sako, žiūrėkit, jeigu žmogus nori išleisti 200 eurų, ne? Jisai ateina, išleidžia 200 eurų. Taip. Jisai pas tave tada sugrįžta pas tave į klubą, sugrįžta vėl už mėnesio, jis vėl išleidžia 200 eurų, trečią kartą dar ir draugą atsives, ir draugas išleis 200 eurų. Ir per metus laiko tu ten uždirbi, nežinau, ten, whatever, 2000 eurų gali uždirbti, neskaitant svetimų žmonių. Jeigu žmogus nori išleisti 200 eurų, tu jį priverti, apgauni, pavogį, tiesiog daug situacijų. Pakeri ten, žinai, apkerėt gal galima ir jisai išleidžia 500, tuo metu jis laimingas, bet iš ryto atsikels, jisai pasižiūrė, nėra 500. Standartinis variantas bus turbūt, kad jisai negrįš tenai. Vienas dar greičiausiai pasakys draugui, kad apgavo ir tu per metus būsi uždirbęs tik 500 ir negavęs naujų klientų. Tai čia kaip ir logika elementari, bet jinai pasirodo nebuvo labai stipriai taikoma niekur ir sakau, mes va tokį turėjom pirminį tikslą. O visi kiti tenai laimingos pabaigos ir taip toliau, tai sakau, mes panom sakėm taip, žiūrėkit, ar vagystės, ar narkotikai, ar ten laimingos pabaigos, čia nėra mūsų pirmas verslas. Mano pirmas verslas, sesės, aš net nežinau, gal ir pirmas, bet sakau, greičiausiai jis ne paskutinis. Ir aš sakau, nenoriu, kad per Laisvės alėją einant pirštais badytų ir sakytų, žiūrėk, čia vagis. Iš manęs pavogė. Iš manęs pavogė. Taip, ir kiek mes galėjom, mes tą tvarką bandėm palaikyti. Taip, daug atleidimų, daug, kaip čia pasakyti, išsiskyrimų buvo ir liūdna išsiskirti buvo su, kaip čia, vedančiom ponom, kurios uždirbančios pinigus yra bet tu turi, taip, sakau, kiek pasimokėm, kiek bandai perkalbėti ten, gal tu nesupratai, kad mes taip dirbom, gal dar kažką, tai ne, ten turi kirsti praktiškai šaką mes žinom tos pavyzdžius, dėl to, kad mažam versle tai taip jau yra ir tu bandai pagydyti save, o ne žmogus. Nelyga, tai jo, geriausias tai yra kirtimas. Tai jo, bet vis tiek tada daug gandų vaikšto ir tie gandai, man įdomus, vis tiek, tai kaip sakom, žinai, rinkodara, kainodara, vis tiek verslas jaunas, jums reikėjo kažkaip, pritraukti, į tą save, pozicionuoti save, kaip sakau, vieta, menas, paslaugos, vadinkim, mes tikrai suprantam, kad ten paslaugų paketas papildomas kainuoja, tu ten nori daugiau to kūno pamatyti, tai gali privačiai pasižiūrėti į tą kūną, žinai, vadinkim, moralės ir ten, sako, žinai, gali stebėti, bet neliesti, ne, aš čia juokauju viską, bet vis tiek, tam mieste, natūralu, kad tu ne vienas buvai to strip klubo savininkas ir jūsų šeima veikia taip, tai kaip pritraukė tą ir link ko aš linkiu, ar pas jūs buvo tai, kad, žinai, kaip sako, atvesk draugą, gausi kokteilį. Ne, pas mus, žiūrėk, tai mūsų pažintis buvo irgi vienas iš mūsų šitų dalykų, kad mes sugalvom, kad mes važiuojam į renginius. Taip. Ne dėl to, kad mums iš renginio, kaip čia pasakyti, tai vienareikšmiškai tu ir kažkokį ten pinigą uždirbi, bet principas yra tas, kad tu parodai savo paslaugą. Jo, iš kur tu esi, jeigu atveži gražią paną, sakau, buvo, man atrodo, pirmas išvažiavimas baigėsi tuo, kad visas kolektyvas atgužėjo tenai ir gerą naktį mes turėjom.
Išleido, kaip sakyt, gerą krūvą pinigų. Ten gimtadienis, man atrodo, jeigu neklystų, buvo. Mano pažįstamų tarbėje, kas jokingiausia, atvažiuoju gimtadienis pažįstamų. Ką tu? Sakau, prieš savaitę klubą nusipirkau. O, sako, geras. Skambina jau man, sakom, patiko viskas, ką matėm, galim mes jau pas tave, gali. Būrys. Nu ir sakau, tai tokie. Ten elementariai naktį važinėjau po taksistus, nes, nes dar buvo irgi, kaip čia pasakyti, tuo metu buvo jie šiokia tokia mafija. Nežinau, nes, taip buvo struktūra tokia, kad kiekvienas klubas duoda pinigus už atvežtą klientą. Taip, buvo tokia. Taip, buvo ir kadangi mano tie savininkai prieš tai, man atrodo, buvo ar susipykę su jais, ar kažkas praktiškai nieks ten nevežė. Jo, aš važiuoju per taksistus, dalinu flyerus, sakau, nauji savininkai, pabandykite, pamatysit, aš pats prie durų būnu stovėsiu, pakviesit, aš atsiskaitysiu, ir kadangi prieš tai savininkai, man atrodo, duodavo 70 eurų, nu tai aš sakau irgi, už klientą tą patį. Kainodara. Jo, nu ir tu žiūri, tu sumoki tam taksisui 70, 30 įėjimas, nu, turi žmogus išleis 40, tu esi jau minuse, jisai įeina. Ir pasitaiko tokiu atveju, jisai ateina, pasižiūri ir išeina. Tai jau tu nuostolį. Nu jo, tai tada tu pradedi galvoti ir tada aš pradedu sakyti, žiūrėkit, mes mokam 30 užėjimą, kuris mums sumoka. Taip. Likus 40 atvažiuoju po valandos ar po 2, nes kai išleidžia pinigus. Jo, nu tai kažkokia čia tokia, sakau. Sistema kurėt kažkokia. Ne. Kuri yra nenormaliai ir kaip pasakyti, mes sakom, o darimo nevyksta. Nu, nes, kaip čia teisingai pasakyti, praktiškai nuo pat pradžių prasidėjo taip, kad pradeda vežti mano pažįstamus. Nu, kažkoks draugų ratas. Atveža mano draugą, pusbrolį, ten, nežinau, kažkokį vaikystės draugą ir jau jis eina prie manęs, duok pinigų. Sako, bet tu jokio darbo nenudirbi. Ta prasme, tu už atvežimą tu gavai, tau sumokėjo pinigus, o įkalbėjimo darbas, kaip čia pasakyti, ar kliento pristatymas neįvyko, nes jisai atsisėdo ir pasakė, vežk mane čia. Sakau, nu aš tau už tai negaliu mokėti. Nu, sakau, jis man net nemoka, sakau, užėjimą, jis eina už dyką. Nu ir praktiškai aš labai greit vėl su visais susipykau, su ko įmanoma susipykti, nespėjau susitaikyti, kaip sakyti, normaliai su jais susipykau, bet turbūt galbūt, sakau, šitoj vietoj padėjo, kad nemažas tas draugų ratas buvo sąlyginai ir sakau, palengva ėmėmės tos strategijos, kad mes nevogėm, mes neapgaudinėjom ir jeigu žmogus yra apgautas kitam klube ir jisai žino, kad pas mus neapgaudinėja, nu, taksistas jo nenuveš. Nors ne vieną kartą buvo, kad vežė į kitą klubą, sako, tai kur tu mane atveži? Aš tai noriu tenai. Kas tau yra? Oi, susimaišiau. Jis nesusimaišys. Jis žinojo. Tai šitas vyko ir nemažai nunešė klientų. Tiesą pasakius, nu tai iš karto mes ten internetus pajunginėjom, nuotraukas profesionalias darom, čia, kaip sakys, smulkaus verslo, čia šitas, ko irgi ne visi pasirodo buvo pasidarę klubai. Jų buvo 7, man atrodo, kai mes įsigijom. 7? Tai daugiau nei naktinių klubų. Wow. Tai va. Ir tokių, sakau, elementarių vadybinių dalykų padarėm ir palengva jisai pradėjo, kaip sakyt, vis daugiau žmonių sulaukti. Aišku, jeigu šiaip iš klaidų turbūt reikėjo dar agresyviau reklamuotis ten ant kažkokius stendų ir taip toliau, nes vis dar ta pradžia buvo tokia vangi ir sakau, kaip dabar supranti, tai startuoji, reikia iš karto buminti reklamą, kad tu atsidarė ant viso Kauno, kam reikės tas pamatys. Tai va, tai čia ir sakau, įsivažiavo, nu ir kaip čia bebūtų keista, šių metų balandį 10 metų. 10 metų. O aš norėjau sakyti, kad mes tikriausiai pačioj pradžioje pirmi metai turbūt buvo. Žinom ir dar sugrįžtant prie to epizodo esu tikriausiai skaitęs ar šiaip girdėjęs, ar mes šnekėjomės, kad buvo kažkokia praktika taikoma pas jūs klube, nu, tokia verslo pietus, ne, nu, va, tipo, kas ten, kas ten, va, kas čia? Čia mano draugas toksai advokatas, man kažkaip taip pasiūlė tokį dalyką, kad sako, žiūrėk, blema, sako, aš vakarė su žmona, žinok, niekaip, bet sako, jeigu padarytum verslo pietus. Pietus. Sako, aš tada turiu einu pietauti. Ir sako, aš manau, turiu dar draugų kolegų, kurie pasijungtų. Ir mes kažkaip tai sakom, davai, pabandom, kas čia bus, prie to pačio galbūt kaip ir reklama kažkoks, nu, visiškai nestandartas, ko dar nėra buvę. Tai kas tiem pietum būdavo? Tai pietus vieną kartą vyko. Vieną. Atėjo mano 2 draugai. Pats advokatas, kuris pasakė, neatvyko, atėjo be to Lietuvos ryto žurnalistas, nes perskaitė kažkur tai. Ir Kauno dieną dar parašė apie tai.
Tai va, 2 draugai ir sakau, ir vienas žurnalistas. Įvyko verslo pietūs. Jo, patys suvalgėm viską, ką buvom užsisakę praktiškai, kitą išmetėm. Ta prasme, kaip pietų, tai buvo absoliutus minusas. Nu, tai įsivaizduok, ten 2 draugai atėjo pavalgę, net tai neėmė čia, pinigų, jo, išėjo į žurnalistą Bet pavaišinė. pati idėja. Bet finale parašė laikraštis vienas, parašė laikraštis antras, man apie dienos pietus dabar tu man priminėjai po 8 metų, tai va dar ir pernai metais dar man juos priminė. Prasme, šitas, vadinkim, nuėjo dalykas. Čia tas striptizo klube verslo pietus, vadinkim, skamba tikrai patraukliai. Jeigu mes, vadinkim, kažko, nes dabar pasaulis pilnas visokių keistenybių, įdomybių, tai jeigu man būtų keista ir įdomu ir aš kažką tikrai, kartais nori aplinką stebinti, nori savo draugų stebinti, nori kažką, tai aš toks esu, pavyzdžiui, jeigu dar kartą sakytum, kad darau verslo pietus, tada aš neperskaičiau to žinutės ir tada gal nebuvo, nes, ir nebuvo tos drąsos ir tos moralės, kur ir sakau, mes apie striptizą, apie moters grožį ir visą kitą tikrai labai diskutuojam ir šeimoje ir visą kitą ir, tai nėra kažkoks tabu ir aš pats bijodavau dalykų, kurių nežinau, ne, tai vadinkim, tas ir man tik iškyla tikriausiai tie pirmi strip žodžiai, ne, iš kažkokių serialų, amerikietiškų, tai, vadinkim, gal tikriausiai iš Soprano, ne, kad Bada Bing. Buvo vienas iš minčių pavadinti Bada Bing. Bet iš tikrųjų man tas po šiai dienai žavi, kad striptizą, tu ten gali nueit kavos išgerti, ir, prasme, tai įsivaizduojate, italai ten geria degalinėse stovėdami, jeigu mes turėtume kažkokį analogą, ne, kad tu, espresso kainuoja 20 €, bet tu, kiek užtrunka išgerti espresso, ne, ten 5 minutės, viską, 20 susimoki, bet, tu geri, bet yra menas, ne, yra moteris, mes čia šnekam normaliai, ta prasme, mes visi suaugę žmonės, aš tikiuosi, kad čia mūsų, kur montuos uždės tą N18, aš labai tikiu, nes, mes liečiam čia tas temas, kur net ir suaugę vyrai ir visa kita, ir aš tikrai turiu draugų ratą ir vadinkim, mes dabar visi jau čia susižiedavę, mes turim šeimas, vaikus ir visa kita, ir, mes tas temas labai mažai liečiam, nes, iš tikrųjų, aš dėkoju savo žmonai už supratimą, kad man kitų moterų nereikia. Mano moteris pati gražiausia, bet iš tikrųjų vėl prisimenu tą lietuvišką patį kiečiausią filmą, kai sako, kokie papai, lietuviška nugarinė, ne, tai iš tikrųjų, kartais ta nugarinė, įspūdinga būna ir jeigu taip ten prie espresso puodelio, čia žinai, vadinkim... Ir 20 € negaila, ne? Negaila, žinok, negaila, žiūrėk, nes negaila, nes, pavyzdžiui, jeigu mes espresso geriam Romoj, sako seniausia, ten kavos kavinė, 12 € sumokam, ne? Bet už istoriją. Bet už istoriją ir, vadinkim, turim kažkokios gal ten laiptus, ten Romai, visą kitą, bet tai sulygiai laiptus su moters grožiu, žinai, gal fetišas kažkam laiptai, bet man šituo atveju moters grožis yra, vadinkim taip, bet kad kaip ir bebūtų, ir aš tikiu, kad kaip ir tau taip atsitiko, ir aš sugrįžtu prie to, kodėl mano pirmą naktinį klubą, nes, žinai, kad aš turėjau 5 metus irgi naktinį klubą ir aš tikrai ne ką mažiau mačiau visokių įdomybių tam naktiniam klube, nes, jeigu ten sienos ir to šilo veidrodžiai prakalbtų, tai gal net būtų įspūdingiau kai kuriais atvejais, negu žmonės sako, ten čia baisu ir visa kita, tai pas mane buvo taip, aš apsiženėjau, aš turėjau išeiti iš to verslo, nes aš, vadinkim, vis tiek mes būnam toje aplinkoje, mes per daug, čia tas sugar, čia, tas cukrus, mes priprantam prie to cukraus ir kartais nejaučiam, kiek jo dėti į tą puodelį, tai aš jau lenkiu link to vis tiek, tu turėjai, taip, tu savininkas visą kitą, bet jeigu aš neklystu, tu natūraliai turėjai išeiti iš to naktinio gyvenimo, iš tų begalinių draugų rato, nes šeima atsiranda, žmona, vaikai, ir tame mes tą
Sugar pas tave yra, kaip sako, CV įrašyta, ne, bet tu dabar jau ten... Ne, dabar praktiškai, kaip pasakyti, aš nežinau, turbūt ne vienos šokėjos net nepažįstu dabar esančios, nu gal iš senesnių dar yra tenai, bet nedalyvauju niekur, sesė už visą šitą reikalą atsakinga. Bet sesė po šiai dienai, ne? Sesė atsakinga, bet jinai irgi to, kas buvo naktim nebūna, nes pas pačią 2 vaikai, irgi pas mane 2 vaikai ir pas sesę 2 vaikai, bet jinai kontaktuoja su panom, yra administratorės, yra apsauga, yra sistema mūsų. Sistema, jūs sukūrėt sistemą. Tai va, tai sesė komunikuoja ir su šokėjom, ir su administratorium, tai jinai tą dėgymą palaiko, aš praktiškai, jeigu ten kažkokie klientai pasiskambina kažkas, tai dar ten pareguliuoji, kažkokį ūkinį darbą nudirbi, jeigu ten, nežinau, akvariumą reikia patvarkyti, lemputę pasukti kažką, tai va prie tokio, bet mano tai visiškai nuotolinis tapo šitas darbas. Tai va, nes 10-11 aš praktiškai mėgau su vienu iš vaikų. Ir šitoje vietoje reiktų sakyti, fantazijos neremia, bet tikriausiai Booking.com kažkuria diena mus parems, tai iš tikrųjų Mantelis iš Sugar pereina į tokį įdomų verslą, apgyvendimo paslaugos, ne? Čia kas įvyksta? Kaip čia pasakyti, daug kas, kadangi prostitucija laiko seniausių pasaulio verslų, apgyvendinimas irgi prie seniausių. Tai pas mane, ne prostitucija, nes kažkur šalia, ten moteris, tai nuo vieno, kaip sakyti, seno verslo prie kito seno verslo nieko mes nekuriam, kaip sakyti, pabandžiau su maldom kažką sukurti, nepavyko ir pasilikau prie paprastų, standartinių šitų žemiškų verslų. Bet pas tave žemiški verslai, bet, kaip Sugar cukrus pripratimas, taip ir tavo pirmą apgyvendinimo vietą. Aš stebėjau, kaip tu viską darei ir pirmas, kas man įstrigo, tai buvo pavadinimas, ne? Tai ar pirmiau vieta atsirado, ar pirmiau pavadinimas? Vieta visiškai atsirado sesė, mes su sesė augome toj gatvėje, Žemaičių gatvėje. Sesė tebe gyvena toj gatvėje. Ir jinai begyvendama toj gatvėje pradėjo ieškoti savo palengva didesnio būtų. Ir skambina man, sako, žiūrėk, yra mūsų gatveliai. Sako, namas už būto kainą. Sako, varom pažiūrėti. Sakau, davai varom. Ir mes nuvažiavom, stovi namas, baisus ten tas 90 metų. Ir kaip pasakyti, man asmeniškai, kaip kauniečiui, nuostabus vaizdas. Matosi Neris, matosi Vilijampolė Šilainiai, ten kažkur kampe matosi Senamiesčio tiltas ir aš sakau, aš neįsivaizdavau, kad mūsų gatvelė yra toks vaizdas atsiverintis. Sakau, žinok, imam, net neįėjus į vidų, sakau, imam, čia kažką tai sugalvosim, aš pats eisiu gyventi, ne, baisu, sako, pažiūrėk, koks namas, tragedija, šiferis, sakau, apačioj dilgelynai kažkokie, tai ne. Ir atvažiuoja savininkas sako, žiūrėk, perki šitą medinis dovanų, sako, skelbime nebuvo, dar ten medinukas toksai stovėjo, nežinau, ten 100 viršaus kvadratų, sako, tą medinuką sutvarkius pardavus, sako, tau turbūt, sako, šitas nemokamai turbūt būtų, tai va. Ir mes užeinam į tą vidų, einam, 90 namas ten kažkokie, sakau, jau žmonės matosi, kad palengva planuoja kraustytis, nieko neremontuoja, parketas fainas, dar kažką, tai, bet aš einu ir tas išplanavimas toksai, laiptai sukasi, tie kambariukai taip ir sakau, sesiai, sakau, įmam, sakau, čia galbūt kažką su apgyvendinimu galima daryti. Kadangi paskolą reikėjo ant jos imti, jinai ten iš pradžių noro netryško, sako, žiūrėk, aš čia įsivelsiu, sako, po to nebegausiu antrosios, sako, kažkur rasiu, kai tinkamas būtas bus. Nebus kaip paimti. Jo, toks labai žmoniškas, normalus reikalas, bet aš ten pasitelkęs mamą, mes ten... Šeima vėl su šeima, nurungiam, kaip sakyti, jo tą pasipriešinimą ir nusipirkom. Pirmos mintis buvo, pirmi svarstymai, be didelių pinigų ir investicijų, tiesiog galbūt leisti darbininkams gyventi. 100 ukrainiečių, 50 ukrainiečių, po 100 eurų ir ten žiūri, tau kapsi padenginėje paskolą, dar ir lieka, pasirodo kažkiek, tai tegul gyvena per visą šitą reikalą. Tada sakau, blema, iš principo jiems nereikia Žaliakalnį gyventi, jiems užtenka pramonės ir jiems tiesiog, gal kaip čia, negražu sakyti, per gerą vietą, per gražus vaizdas visam tam, sakau, gal hostelį bandom daryti. Vienam aukšte vienas tualetas, saliginai, bam, lovos, vėl saliginai net tokias didelės investicijas, žinai, ir taip. Tada pradedi biški gilintis apie tos hostelius, jie centre dažniausiai būna. Taip. Tu esi ne centre.
Taip kažką pradėjom mes remontuoti, dar nebuvo jokios vizijos iki galo ir su meistrais kalbu, sakau, davai, gal darom taip, sakau, pasakau, tualetas aukšte yra, sakau, tai nesunku, čia tik tai lovos kambariai, Išsivedžiot jo viską. sienas pasidažom, lovą sumesim, sakau, pus pinigų, sakau, tada kažkada, tai sakau, gal padarysim kiekvienam kambarį. Ir pasitaikė tokie gramatiniai, kaip pasakyti, ukrainiečiai, sako, žiūrėk, sako, tau jeigu tu nori daryti viešbutį ir kiekvienam kambarį tualetą, Taip. sako, tu daryk dabar, nes sako, jeigu tu po 5 metų galvoji, kad čia kažką uždirbsi, tai sako, tau kainuos ne dvigubai, bet 5 Penkis kartus. kart brangiau, nes taip. sako, visą, ką čia dabar padarysi, viską griauti, sako, santechniką, tu užsidarysi, sako, vėl metam ar kažkiek, sako, žinok, čia nesąmonė. Darom iš karto. Darom iš karto. Nu. Jau diktuoja. Jo, ir kažkaip tai sakau, ta logika tokia, ta prasme, ir klientas kitas, negu į hostelį, neaišku, kiek tam Kaune to hostelio reikia, kiek tų su kuprinėm pritraukytų žmonių. Nu, davai, darom kiekvienam kambarį ten tą tualetą. Tada mintis klostosi vėl toliau lygiai grečiai, kodėl pas tave turėtų čia važiuoti. Jo, kodėl čia važiuos, kaip čia tave ras, kas čia vyksta. Yra gražus vaizdas per langą, bet ir ne tik man, yra 3 kambariai ar 4 su gražiu vaizdu. Taip. O dar 16, ta prasme, iš viso 16 kambarių ir tik 4 turi vaizdą, pavyzdys, ar ten 5, nežinau. Tai kažkokia idėja. Jo, tie 5 užsibukins į dar 10, dėl ko važiuos. Nu ir tada kažkaip tai, sakau, prabangus, brangus nebūsi, nes centre. Parkingas ant gatvės dalinai, kažkas senas namas, čia dar vienas iš vis medinis namas, ne. Tada pigus nenori būti, nenori pigiausias būti rinkoje. Tai kažkokia mintis, kad gal bandom įdomus būti. Wow. Nestandartas. Nestandartas, neformatas. Jo, kažkoksai, tai bandom, gal kiekvienas kambarys būna kitoks, kiekvienas kambarys ten su kažkokiu savo vaibeliu, kad ir nedideliu ir taip toliau. Ir beje, ten statybų tarpe aš nuvažiuoju pas savo buvusi kolegą, su kuriuo mes tą maldas bandėm daryti. Aš pasibėjau kiekvienais metais važiuoju pasivaikščiojimui, pailsėjimui, žmona su vaikais mane išleidžia 3-4 dienom. Ir per vieną iš tų pasivaikščiojimų, kaip sakyti, nuvažiavimų mano, einam kalbam, jisai ten turėjo tokį projektą Very Bad Pictures, pareklamuosiu. Very Bad Pictures. Jo, jisai per minutę ar 2 piešdavo žmogaus šaržą. Labai greitai. Pamatom mane per 2 minutės, bamt ir deda Instagramą. Ir viskas su to fainai buvo tiesiog, kad jisai nebuvo, kad, kaip čia pasakyti, važiuotų. Ten turi nežinau, sėkėjų 100, whatever, žinai. Ir aš sakau, blema, turi žiauriai fainą pavadinimą, žinai. Bet sakau, nėra, jis nėra, kad važiuotų, sakau, o jeigu aš, sakau, pasiskolinčiau pradžią, sakau, žiūrėk, jeigu būtų jo Very Bad Hotel, sakau, tu man paskolintum tą pradžią, sako, žiūrėk, čia man nepriklauso, sako, daryk, jis dar iš pradžių sako, aš tau galėčiau klientam šaržą piešti. Tokį buvo pirminė dar kažkokia tai mintis. Tai žodžiu, tampa Very Bad Hotel. Taip, aš tada sesiai mamai siunčiu, sakau, kaip jums pavadinimas Very Bad Hotel, sako, o, fainas, geras. Davai, sako, į Google vedam, tokio nėra. Irgi smagu. Nes, sakau, į bookingą įėjus, aš nenoriu nieko irgi įžeisti, man pasirodė daugumą pavadinimų nuobodus. Taip. Kas liečia Kaune. Tai, kaip pasakyti, ką aš radau, kad nemažai buvo tokie dar nuo 90-ų ten pasilikę, tas pats Babilonas, Sfinksas, aš nežinau, čia, sakau, nieko prieš juos, bet jie išlikė, jie nuo tų laikų dar išlikė ir, sakau, dabar užsieniečiui Babilonas su tą lietuvišką galūnę ar Sfinksas ištarti, aš manau, kad nėra. Sudėtinga, tai tada... Taip, o kiti buvo tiesiog kažkokie tai brandai, ten įbisai, moksai, radis. Ne, tai čia jau yra tinkliniai dalykai, tai mes čia ir man, iš tikrųjų, aš ir po to mūsų pažinties viską ir aš žiūriu, mantelis buvo, kaip ir aš naktinės, ten aš nuėjau į ten, kaip sako, vadinkim, greitą maistą, ne paskui ten vėl diferencijavau į kažkokius banketus, ne ten aptarnavimas, ten cateringas, viską, tu pasisukai į tą hotelių verslą ir mes čia laukiam, kas čia bus, ne, natūraliai. Pavadinimas tikrai, iššaukiantis. Ir čia jau reikia atsakyti. Mintis tiesiog, kad tu scrollini bookingę ir tu turi užkliūti. Taip. Iš kažko tai. Tai arba nuotrauka tave gali, arba pavadinimas užkabinti, ten daugiau nieko nėra.
Tai nuotrauka, kadangi yra saliginai nedidelė ir tu ten ne visada gali su ją Matyt, kažką tai parodyti ar dar kažką tai buvo mintis su pavadinimu tą, kaip sakyt, užkabinti, kad žmogus įeitų į vidų. Ir po to įėjus į vidų, sakau, mes nuo visų labai galbūt stipriai skiriamės, pavadinčiau taip, ir mūsų idėja ta, arba tau jau patinka va tas visas, ką mes tenai darom, tą nesąmonę, ar kaip ją be pavadinti, arba tau nepatinka. Tai jeigu tau nepatinka ten rožinė registratūra, tu mūsų nesirengi. Jeigu tau įdomu pamatyti, kas čia daiktas, welcome. Aš pas tave pirmą kartą lankiausi, nes, turėjau galimybę pamaitinti kažkokią tai žmonių grupę, nes teikėt pusryčius, vakarienės ir ką, pagal susitarimą yra tokia opcija, tai žmonės gali tą padaryti. Tai vadinkim, pirmą kartą atvažiuoju į lokaciją, visa kita yra, ir aš matau tave, kaip tavo braižą, nes aš jau šiek tiek tave pažįstu, žinau tavo visus sugar ir visa kita, ir man toks, yra braižas, yra žmogus iš, arba, kaip sako, prieš tai mes filmavom laidą su mano kitų draugų investuotojų, nekilnojamų turtų vystytojų, ir sako, žinai, ir jis labai, tai palietė labai daug, tai sako, su pinigais, tai beledurnius gali padaryti verslą, jūs pabandykit su idėja, su idėja, su misija, su vizija, padaryti tą verslą. Tai ir aš ir mačiau, kad taip, viena, kai tu paimi milijoną, investuoji į viešbutį, standartinius kambarėlius turi, ne ten gražią medinę registratūrą su gražia administratorė, ir čia šitoje vietoje matau, kad tu turi daug savo širdies įdėti į visą tą, ką tu darai, kad tu būtum išskirtinis. Tai turi tą bruožą kaip žmogus, kad jeigu nėra to milijono ar 5 ar visa kita, tai darau iš širdies, ne? Ir panašu, kad gaunasi, nes aš prie ko lenkiu, tai vadinkim, ir vieną kartą maitinau, ir kitą, ir mane nustebino, mane asmeniškai nustebino, kad tikrai užimtumas nemažas, ne? Nes jeigu jau tu dar papildomą paslaugą teiki ir visa kita, tada aš natūraliai jau daugiau pasidomiu apie tai, kad, vadinkim, reitingas geras, ne? Žmonėm patinka, tu šokinėjai aplink tą žmogų, maksimaliai stengiasi, kad būtų to, nėra ten tos registratūros, ne? Pats yra tas, vadinkim, self-service, ne? Bet viskas, ir šitoj vietoj turim, very bad hotel, ir šitoj vietoj tampa mantelis išgirstų, aš ne iš tavęs gal, žinai, turim bendrų pažįstamų, visi kitą sakau, žiūrėk, sako, mantelis antras mantelį, tai čia ir antras toks pat didelis namas, žinai, jau aš čia supras pradedu, kad, tikrai, kaip sakau, ar čia tas sportininko mentalas tau veikia, nes, versle, šakės, šitam ypač viešbučių versle, aš žinau, kad ten kosmosas yra, tai kiek tu ten širdies idėjai, kad tu dabar galėjai sugalvoti dar vieną avantūrą dėl savo šeimos, žinant, kad mažamečius, vieni yra žmona, yra ūkio šeima, dar tau negana, ne, važiuojam toliau. Čia turbūt ištakas buvo, galbūt netgi reiktų grįžti prie klubo, nes klubas, čia turbūt durnumo reikėjo pirkti klubą neturint pinigų, nes skolinomės, dalį skolinomės, dėl to ir partnerį ėmėm, kad dar dalies reikia, o kitą dalį išsimokėtinai. Mes susitarėm per pusę metų išpirkti tą klubą. Tai, ta prasme, iš vienos pusės tau už nugaros alsuoja, kaip pasakyti, skolos, įsipareigojimas, ir tas irgi tave stipriai stumia į priekį. Su viešbučiu identiškai. Mes nusiperkam tą namą, mes pradedam remontuoti ir covidas prasideda. Tai covidas prasideda, užsidaro klubas, mes dar turėjom tarpę skalbyklą, dar nusipirkom. Irgi verslą. Skalbyklą praktiškai irgi neturi ką daryti, nes ką mes skalbėm, ten darželius, viešbutėlius, mažiukus, nieks neveikia. Ta prasme, o man remontuoti reikia. Prasme, algas reikia mokėti, prekės medžiagas pirkti, ten renovacija identiškai kainavo turbūt kiek tą namą nusipirkti. Tai tas, kaip pasakyti, dūsavimas į nugarą, nežinau, bankroto, ar kaip čia jo pavadinti, pinigų stygiaus, jisai visą laiką jautėsi,
Ir tas va pirmas viešbutis, kaip aš sakau, buvo, kad aš didžiuojos ne vien koks jisai gavosi keistas, bet ir kaip ir už kiek jis buvo padarytas ir, tu prasme, kaip aš turiu omeny be pinigų, be mano ten klubo veikimo, nes mes pradėjom veikti COVID'o paskutinę žiemą. Tai mes visą COVID'ą remontavomės, psichologiškai buvo dar irgi toks momentas, kad tu darai verslą, ruošiesi daryti verslą, tu nežinai, kada ar tas COVID'as ar po 5 metų baigsis, kalba apie tai, kad turizmas turėtų grįžti 29 metais, tokie straipsniai buvo į tą lygį, kuris buvo. Nu ir tu galvoji, va čia, ta prasme, susideginau, žinai, ta prasme. Va čia nepaėjo. Va čia nepaėjo ir COVID'as, sakau, COVID'as, nu mes startuojam žiemą, sausio pirmas klientas už 2 gatvelių, kaimynas, nu, grubiai ten, žalia kalninis, su žmona sausio 1 ateina, tai pirmas klientas. O, gerai. Jo, nu ir po to tu į savaitę turi 4 klientus viešbutyje. Nu, čia... Nes miestas uždarytas dar. Nu, taip. Tai va, nu, tai sakau, tai toks buvo, tai startas toksai buvo ir sakau, ten... Geras momentas, tik tai buvo NT nupirkti tuo metu, kad dar prieš COVID. Nu, kad dar. Vertinai tai kaip ne verslą, kaip investiciją. Mane labai nuramina, nes toks buvo iš tikrųjų galvos skausmas nemažas, toks draugelis atėjo, sako, ko tu čia perginis, sako, čia pažiūrėk, kiek kazino pralošė, ar dar kažkur šaibų, sako, tu čia, sako, į NT sudėjai blogiausiu atveju kambariukais iš namuose studentami, sako, ką tu čia pergini. Tai tokį nuėmė, kaip pasakyti, tu žinai, kad tu dedi tos pinigus į kažką, tai kažkokią vertę, kuri nedings, nu, kažkiek gal paaugs, jeigu nepaugs, tai tu vis tiek, nu, yra planas B, planas C yra, sakau, ir ilgalaikiai nuomai paleisi, nes buvo ten kažkas tai ir išsinomavo, ten su žmona susipyko, ten 3 mėnesius pagyveno, ten tokių buvo, sakau, tai mes taip į šitą žiūrėjom, kad va kažkaip va taip ir sakau, tada, man atrodo, padirbus jau gal metus, gal pusantrų, pamatėm, kad į antrą vasarą, man atrodo, mums jau pilnas, vasarą mes beveik pilni. Jau mūsų viešbutis patinka, mūsų ten atsiliepimas virš 9, buvo bookingė. 9-2 buvo, ten Kaune turbūt aukščiausias kaip viešbutis, pas mus atsiliepimų skaičius, paimti tai, kad, nu, ten, grubiai, nežinau, Kauno viešbutis su ten 100 kambarių turi 3000 atsiliepimų, mes su 16 turim 3500 atsiliepimų. Važiuoja. Nu, tiesiog, nu, maštabai ten, ta prasme, moksi turi 5000, mes 3500, kur 105 kambarių, kur 16. Tai žodžiu... Nu, pas mus va ateina žmonėm, aišku, arba nepatinka, arba patinka. Ne, nu, rašo, bet, nu, 9-2 buvo patinka. Bet vis tiek, nu, tu visiems tikrai nepatiksi, nu, ne, tai čia neįmanoma, nes... Kai esi keistas, tai tuo labiau neplanuok. Jo, ta prasme, vis tiek kažką išauksi, kad, nu, va, trūko to glamūro, ne, vadinkim, bet tas glamūras, nu, vis tiek jis ateina per laiką ir dabar, va, turim very bad hotel ir vėl man sesė skambina. Ir skambina, ir vėl sesė sako, žiūrėk, yra namas neblogas. Ir jinai man atsiunčia nuotrauką, sakau, aš žinau šitą namą, aš jį praeidinėdama su draugu per COVID'ą, per šitą, aš sakiau, pažiūrėk, koks prikolinas namas. Sakau, blema, turbūt milijonieriai 90-ų gyvena. Nu, nes jisai buvo toksai, nežinau, biški gal baroko stiliaus tokio turėjo, man toks jadam su šeiminėlis, biški tokį momentėlį. Ir jisai parsidavinė ir jo kaina, nu, jau 2 negu pirmo, bet taip, jis dar juokingas. Vis dar pagal to, nes jau po COVID'o jau tas kainos kyla. Tai mes tik iš šios skelbimas, man atrodo, mes tą pačią dieną nuvažiavom ir įeinam į vidų. Nu, idealiai tinka. Eina vienoje vietoje ir kambariai, va taip. Tau ko reikia. Ir visi kambariai ten tos kvadratūrą, kur aš dar įtalpinu tualetą, man praktiškai, aš nežinau. Bet jau čia patirtis. Vieną sieną stumdžiau turbūt. Jo, bet čia jau patirtis tavo kalba. Jo, aš jau matau, jau tu matai viziją, jau matau, vėl aš jam sakau, ten dar pabandžiau pasiderėti, numušti daugiau, jis man neskambina kitą dieną, aš jam pats skambinu, man atrodo, dar tos pačios dienos sakau, nu, sako, tu biški čia per daug nusmaujai, žinai, sakau, tai jūs man sakykit, kiek norit, sakau, čia aš, mano reikalas smaugai. Nu, tai sako, davai, atvažiuok, atvažiavom, nu, ir mes koridoriui bestovint ten kažkaip, tai sakau, nu, numesk tenai ant naujų langų, ten 5 štukas, kažką viskas. Jie mūsų, sako, tikrai jiemis, sakau, žinai, drąsiai, sakau, ką avansą reikia, ten žmogus labai norėjo kažkaip įdomiai avansą pasirašyti, sako, žiūrėk, duok man 5 eurų, kiek už skelbimo įdėjimą, sako, aš tada skelbimą įdedu ir, sako, atskaičiuosim po to tą 5 eurų, žinai, kai avansą paduosi. Nu, nes jis, sakau, jis norėjo avansą ten su antstoliai, su notaro kažkokį ten įdomų žmogus nukentėjęs kažkokiam versle. Jis norėjo, jis norėjo va taip garantuotai tą avansą. Nu tai ir, kaip pasakyti, mes, sakau, paduodu tą 5 eurų, iš skelbimo išėmą ir aš jau laimingas, ką, lieka tik susiras pinigų. Nu,
Tai vėl eilinis dalykas, eilinis, vėl sakau, trukt jo, vadžius, gal iš pradžių. pervedam avansą ir vėl ten praktiškai nusinulinę sėdi ir žiūri, kaip pasakyti, iš kur ištraukti vėl tų pinigų, kad pradė darbus. Tai kažkaip tai pavyko pasiskolinti vėl, kaip ir pirmam, taip ir antram dar ten, kaip sakyt, sesė apsiženėjo, tai pajamos padidėjo, pajamos sudidėjo, ne iš vokelio. Tiesiog jau kaip šeima galėjo imti antram. Taip, blem, būtų gerai tokių vokelių. Jo, vokelių, taip, žinai, viskas per vokelius. Sesė galima ženyti būtų kiekvienais metais, žinai. Tai va, ir taip antras, tada jau su antru biškiu buvo lengviau, nes jau viešbutis jau veikia. Taip. Klubas veikia, skalbykla veikia, jau mes kažkokius pinigus mini generuojam, mes jau galime jau statytis, remontuotis, plus jau žinom, kad visai žmonėm įdomu tai, ką mes čia darom. Ir ten vėl gavosi biškai galbūt visiškai į kitą stilių nuėjom, pats namas padiktavo kitokį stilių ir taip toliau. Tai va, ir gimė pavadinimas Broken Bed Hotel. Broken Bed Hotel. Jo, tęsiant senas tradicijas, tokį biškį, kad vėl kabintų ir kad kažkiek žmonės susigaudytų, kad galbūt tai tie patys savininkai, kad galima kažko panašaus tikėtis. Ar šitas pavadinimas mane tenkina 100%, tai nežinau, Very Bad Hotel aš vertinu 10 balų. 10 iš 10? Man 10. Broken 7. 7. Bet nekeis. Aš net nebuvau sugalvojęs, kuris kitas 7. Ta prasme, aš beveik 1,5 metų galvojau pavadinimą vos ne kiekvieną dieną. Ir atrodo, va, čia ne taip lengva ir sakau, buvom apsistoję ties Very Good Hotel. Buvo tokia mintis ir jau praktiškai buvom šitą patvirtinę. Taip jau savo patvirtinę ir man, kaip pasakyti, šito Very Good Hotel vaibas geras tik tada, jeigu tu buvai Very Bad Hotel. Tai toks tik tada, bet jeigu tu atvažiuoji tiesiai į Very Good Hotel, tu nesupranti vairio, kodėl iš čia save vadina labai gerų viešbučio, čia jeigu to labai gero, čia toli gražu. Ir man susisapnavo, žinau, kažkas tai broken, kažkas sulūžė ir kas čia gali būti sulūžę viešbutį. Taip, lova. Visiems tai reiškia, viskas. Vėl sugrįžti į šiugarą, lova sulūžta reiškia geras. Tai gera aura, nes dalykai nevyksta. Žinai, kaip pasakyti, pas mane yra tokie su klientais ateina kaip labą dieną pasisveikinimas, tai aš Very Bed'e visada klausiu, kaip sekasi, sako, man labai gerai, aš visą laiką sakau, aš netikiu, Very Bad Hotel negali būti gerai, nes pavadinimas. O antras dalykas, sakau, ar turit kažką blogo pasakyti, sakau, šiaip tai nesakykit, sakau, žinokit, mes nepriimam kritikos, nes mes pavadinime viską apie save jau pasakėm. Ir sakau, va taip, tai čia pavadinimas mane gelbsti galbūt kitą kartą nuo kažko. Taip, nuo kažkokio akcidento. Taip. O su Broken Bed yra, kad tu ateini ir klausi, ar nesulūžus lova buvo. Ir tas ledų pralaužimo klausimas. Vietoj kaip sekasi, tu tiesiog labas. Kaip mėgojot, ar nesulūžus lova, žinai, ne, ar nesulaužė? Ne, nesulaužėm, sakau, tai mes galim būti draugais ir toliau. Gerai, man tai tada prabėgom tuos tavo bandymus, kelionės mažam versle ir, mes turim seniausias, kaip sako, tuos verslus, tai striptizo klubas, viešbutis, kas toliau? 2 metai bandom ieškoti šitam trečiam viešbutukui, kažkaip tai mums fainas jisai verslas, jisai prie širdies, jisai nėra toks galbūt pelningas, kaip norėtųsi, nes NT kyla, mokesčiai kyla, viskas kyla, o viešbučių kainos taip nekyla. Taip, kaip norėtų. Taip, kaip norėtųsi prie visų šitų. Tai va, tai atlyginimai kyla, žmonių vis sunkiau surasti ir ir ta marža, kaip pasakyti, netgi spaudžiasi, kas juokingiausia nuo to, kai pradėjom, bet jis prie širdies. Va, aš kaifuoju įdarydamas, dabar kiek pirmam 5 metai, aš laukiu, kada aš į darbą važiuosiu. Aš vaikus nuvežu vieną į mokyklą, kitą į darželį, aš su šypsena važiuoju kavą gerti, sutikti klientus, pasišnekėti ir taip toliau. Tai dėl to galvojama apie trečią, bet vėlgi dėl to pačio, kad jau sunkiau surasti, NT pabrango žymiai, statybos pabrango žymiai, pinigų neturim tiek, kažkaip tai jau irgi į tą super nepatogią save situaciją statyti. Nebenorit. Nebenorim, bet vis tiek finalą statom.
Tai Finalę statom, dabar trečias, sakau, nežinau, ar viešbutis, ne viešbutis, mes palengvai išpirkinėjom tokias patalpėlės, vieną šalia kitos, jau praktiškai 8 turim iš 10. nu tai nedaug. Tai jo, tai gal tenai, sakau, gal viešbutis, gal ne viešbutis. Aš tave, tai matau, tai reiškia, finalę matau ne tik, kad super verslinką, bet ir, tokį pasyvų investuotoją. Tai realiai tu visą tą savo gyvenimo verslą nueisi tą kelią, bet tu būsi sukaupęs tas investicijas, kurios, anksčiau ir vėliau tas nekilnojamas turtas, kokiam jis formai bebūtų, jis tau garantuos, pensiją garantuoti, tikriausiai taip, ne? Turbūt, ten tos viešbučius gali dabar, sakau, yra kompanijų, kas apsiema nuomojasi iš tavęs atiduodė, visiškai gali pasyvus būti. Taip. Tai kažkaip apie tai dar negalvoju, sakau, kol pilna jėgų, viskas, sakau, mano artimiausias, tai tikslas be šito, sakau, ką mes čia Laisvės alėjų palengva supirkinėjom, tai susėsę apie doktorantūrą galvojam. Žiūrėk, su tuo labai noriu tave pasveikinti, nes aš lygiai taip pat pabaigęs magistratūrą, mano pirmą svajonę, dar neįgyvendinta, tai yra doktorantūra. Tai doktorantūra tokio mokslinio lygio, kaip eiti ir kažkur kapstytis ne, bet kaip per projektą nueiti, tikrai per projektą galima pasibaigti doktorantūrą ir čia tu atsakei man į visus klausimus, tai dar pasipilstom po vieną ir iš tikrųjų man tai aš kaip sako, dar po vieną ir namo, tai ačiū tau už pokalbį ir norėsiu, kad tuos vynuogių vaisių sultis parneštum savo šeimai ir ačiū tau, kad buvai čia, Bocmano podcast'e. Ačiū tau, kad pakvietei. Už sėkmingus verslus. Sėkmės.